Labą dieną. Labą dieną. Šį rudenišką jau laiką mes sveikiname su jumis vėl pasaulį iš kaimo. Ruduo tinkamas metas kalbėti pradėti, nes už lango vis tiek dažniausiai lyja. Ir norime tęsti mažų miestelių temą, mažų miestų temą, turbūt tai, kas mums aktualiausia, ten, kur esame. Ir šį kartą kalbėti tokia truputėlį gal net ir savotiškai paradoksalia tema, nes norėsime kalbėti apie mažą miestą ir perteklių. Tai būtent apie perteklių, kuris, nežinau, kaip tau, Kastyti, man dažniausiai asocijuojasi pagal šiuolaikinės visuomenės standartus su kažkuo, kas visgi labiau yra negatyvu nei pozityvu. Tikriausiai, kad dabar perteklius asocijuoja dėl mūsų tikriausiai paveiktos tos tokios kairuoliškos socialinės programos, kuri vakaruose ir rytuose sklandė visą šimtmetį, sakykime, taip ir ganėtinai stipriai, mes perteklių pratę suvokti kaip kažką tokio, vien tik tai nebūtino švaistimo dalyką. Ir pamatysim, kad būtent pats švaistimo fenomenas ateina iš kairiosios stovyklos čia. Tai pasižiūrėjus iš Prancūzijos, aišku, bet pabandysim pažiūrėti dvejopai, kas yra tas toks perteklius, kuris galbūt ir yra neįgiamas, sakykime, materializmo kažkokiais tai aspektais, gal tu daugiau čia padengsi iš to, bet mes kažkaip dar ir pasižiūrėsim, kas yra teigiamo šitam dalyke ir kad pertekliaus fenomenas, jeigu taip žiūrėti į žmogų, iš tos tokios vėlgi šiek tiek transcendentinės, metafizinės, kaip mes ir sakėm, kad apie tai šnekėsim, iš tų pusių tokių, kad tai yra pakankamai teigiamas dalykas ir būtent tai, ko link mes turime eiti, kad šiek tiek transcendentuotume. Tai pamatysim, kad pats Dievo savybė yra perteklius. Tai ir dar ką aptarsim be šitų dalykų. Pabandysim pažiūrėti, kaip dera mažas miestas, perteklius ir mūsų kaimynai. Tytuvėnai, taip. Tytuvėnai, mūsų kaimynai iš Tytuvėnų, kur mes labai dažnai važiuojam į Maksimą, pavyzdžiui, arba prie ežero, galbūt rečiau prie ežero, bet tikriausiai vieną ar du kartus teko. Vienaip ar kitaip, tai turbūt Tytuvėnai yra miestelis esantis 8 km nuo Šiluvos, į kurį galima net nuvažiuoti dviračiu arba nueiti pėstute. Aš, pavyzdžiui, vasarą dažnai nueinu iki Tytuvėnų su kuprinė ir grįžtu, arba mane kas nors parveža, arba pats grįžtu. Taip, tai iš esmės yra kaimyninis Šiluvos miestelis. Kas nežinote, tai kviečiam apsilankyti tiek Šiluvoje, tiek Tytuvėnuose. Tai kalbėti apie perteklių ir kalbėti apie Tytuvėnus. Tytuvėnai yra mažas miestas ir, kaip pasakyti, toks kaip ir beveik atitinkantis mūsų tobulos gyvenvietės, ateityje dabar tobulintinos ir ateityje tobulos gyvenvietės apibrėžimą, labai gražus, žalias, šalia vandens telkinių, bet mes gal ne į tuos dalykus, mes pasižiūrėsim, kaip pertekliaus kai kurie aspektai, meniniai aspektai, kultūriniai, religiniai aspektai atsiskleidžia Tytuvėnuose. Būtent ir vėlgi dabar pradėt, mes ne tai, kad pradėt, vėlgi gal grįžtam šiek tiek mes ir į tą pirmąją pačią mūsų laidą, kai mes labai taip nemažai šnekėjom apie mažo miesto, kaip civilizacijos genezės, kaip civilizacijos koncepcijos, kaip civilizacijos pradžios lopšį ir, pabrėžiam tokią ganėtinai niūrią situaciją, kad mažas miestas, jisai kaip tas, lopšys, kaip pradžia, kaip sprogimas, kaip singuliari būtis, bet jisai turėjo, kaip Jėzus sakė, jeigu kviečio grūdas nemirs, neapmirs, tai neduos vaisių, tai reiškia, ir mažas miestas turėjo apmirt, reiškia, įsivystyti į didelį, pras savo tas įtampas, kurios yra viduj maža mieste, tos įtampas, gerasias įtampas, tą singuliarę, sakykime, būvį, tą didelę įtampą, didelį krūvį, tam, kad atsirastų dideli miestai, kad suklestėtų kažkokie tai funkcijų įvairovė, kuri žmogui visgi reikalinga, bet skirtumas tas, kad mes sakom, kad tarsi yra kažkokia programa civilizacijoje rašyta, kad mes visgi
istorijos bėgyje, dabar gyvenam labai didelių miestų periode, bet mes grįšim į tą mažą miestą tik tai kokybiškai atsimainiusi, net nesakau atsinaujinusi, bet atsimainiusi. Ir dabar šiek tiek tau toks klausimas, žinau, kad gal ir šiek tiek spontaniškas, bet kaip tu suvoki perteklių ir mažą miestą, kur atrodo kaip tik tai opoziciniai dalykai, kaip turėtų būti antonimai, o mes čia bandom mūsų klausytojam, mūsų žiūrovam pasakyti, kad čia jie kaip ir sinonimai. Žinai, perteklius gali būti ne tik tai to, kas neigiama, perteklius gali būti ir to, kas teigiama, perteklius, nežinau, ramybės, laiko, galimybės kažką tai, nežinau, veikti, mąstyti, sėdėti po obelim ir mąstyti, o ne visą laiką kažkur tai bėgti, tai gali būti dar ir toksai savotiškas perteklius iš vienos pusės. Iš kitos pusės tu žinai, kad aš visgi ta, kuriai lengviau suvokti perteklių kaip neigiamybę, negu kaip pozityvų kažkokį tai dalyką. Žinau, kad iš tikrųjų daug tai turėjo įtakos ir tavo studijos, postmodernizmas, apskritai postmodernizmo ir meno santykius šiuolaikiniai visuomeniai ir perteklius, kaip yra, tų dažniausiai būdavo pas tave susijęs su prasmių daugybingumu ir kai tos prasmės viskas tampa prasminga, tai ir niekas. Tai ta prasmė praranda vertę, tikriausiai tas. Jo, turbūt iš esmės, tai įprasčiausiai, nes aš nemanau, kad čia tik tai mano pozicija, bet įprasčiausia pozicija, tai perteklius asocijuojasi su vartotojiškumu. Tai iš esmės tai, ko mes netausojam, visko turim daug ir per daug, mes daiktų nebetaisom, nusiperkam naujus, telefonus keičiame, nes išeina kažkokie nauji telefonai. Na, tai jeigu ten, nežinau, modernistai sakė, kad less is more, mažiau yra daugiau, tai postmodernistai sakė, less is more ir mažiau yra nuobodu ir turi būti visko turi būti daug, viskas turi susipinti į daiktų ir žmonių gyvenimo būdų įvairovę ir kuo didesnį iš to atsirado įvairiausi tokie dalykai, kurie anksčiau neegzistavo, kaip influenceriai ir panašus dalykai, tai iš esmės. Ir jų daug, ir mes panašių dabar dalykų bandom užsijomti. Tai tinklalaidžių perteklius. Tai iš esmės, kad tai labiau asocijavosi su kiekybė, ne su kokybė. Jo, ir tas, iš tikrųjų, tokia matom, kad dažnai būna, kad tas kartais kokybinis perteklius, jeigu jisai yra, kuris yra kūrintis, išvirsta ir toks mūsų civilizacijos biški prakeiksmas, ne? Tas kiekybinis perteklius, kurį kartais turim, kuris prasideda net nuo kažkokių sunkumų ir jisai paskui tampa to išeikvojamas tam, kad kažkas turėtų kiekybinį jau perteklių. Tai ir dabar. Bet iš kitos pusės dažnai, turint sportuojantį vaiką, dažnai tu naudoji tą terminą talent poolas, tai yra kuo daugiau talentingų vaikų, iš jų tuo didesnė tikimybė, kad išaugs tikrai labai gerų sportininkų. Jo, tas yra teisybė, bet tikslas ir yra kiekybė. Šiandien irgi dalyvavom, kaip mes net taip dalyvavom, mes žiūrėjom. Morališkai dalyvavom. Bet buvo tokia diskusija apie Kyokushin karate ateitį Lietuvoje ir kad žiūrėjom, kur mūsų sūnus sportuoja. Labai didelė yra konkurencija, daug labai tų tokių stiprių vaikų, stiprių, tai turiu omeny, kad jau ir sportuoja tikriausiai pusę gyvenimo jau, o metų dar tik 10 ir ta technikos lygis pakankamai aukštas kaip vaikų ir visaka. Ir geras dalykas tas, dėl to nepavyksta visą laiką laimėti, bet geras dalykas yra tas, kad Lietuvai tai kaip tik gerai, nes iš jų kažkas vienas bent jau tai tikrai išauks, kur galės tikrai pasaulyje gerai atstovauti mūsų šalį, tai tas yra džiugu, bet čia jau atvirkštinis dalykas. Bet jeigu grįž dabar nuo sporto, kas mano nuomonė irgi yra šiek tiek toksai kultūros perteklius ir gerbuvio, nes profesionalus sportas jau čia vėlgi, bet gal neikim šitą temą, nes čia mažiau išmano, bet tai tikriausiai irgi yra perteklinė. Apie sportą visi išmano. Gal, nežinau. Aš anksčiau taip galvojau, kad išmanau, dabar jau kuo toliau, tuo labiau žiūriu, kad mažai ką suprantu ir gal ir gerai. Bet būtent iš tikrųjų mažas miestas, kodėl mes taip šnekam, iš tikrųjų, jeigu vėl grįšim šiek tiek į pirmą laidą, tai reiškia, kaip susikūrė ta tokia civilizacija panaši tai, ką turime mes. Tai mes šnekėjom, kiek žmogui metų, tai ten apie 30 000, kaip tokiam jau kažkiek protingesniam. Ir, sakykime, tada mes dar nemažai šnekėjom apie tai, kiek tokiam civilizuotam žmogui metų, tam tokiam kultūriniam Adomui, tai mes sakėm, kad apie 9000 metų ir tas pirmas žmogus, tas Adomas kultūrinis, civilizacinis, tikriausiai gimė dabartinės Turkijos kažkur teritorijoje, Čatalhujuko vadinamoje archeologiniai vietoviai.
Ir būtent tas įvyksta procesas, galim ir pakartoti labai trumpai, kai žmonės gyvenę kaip rankiotojų, medžiotojų bendruomenė klajojusi paskui gyvūnus, kuriuos medžiojo, ten paskui oro sąlygas kažkokias, kurių jiems reikėjo, jie nusprendžia gyventi sėsliai dėl tos priežasties, kad jie turi kultūrinį perteklių, ritualinį perteklių, tai yra bendros pasaulio sandaros suvokimo perteklių. Jie taip bendrai suvokia pasaulį per dievybės tikriausiai įvairiausias, per ritualinius principus, pagal tai, kaip jie mato, kad pasaulis yra sukurtas ir kaip pagal tuos sukūrimo principus jie turi valdyti savo visuomenę, kad jie nemokėdami sėslių verslų pradeda gyventi sėsliai. Tai čia toks kaip apreiškimas, reiškia, gaunasi, ne? Ir žmonės, kurie pragyvena sėsliai daug laiko, dabar archeologai sunkiai pasako kiek, jie tik tada išmoksta sėslaus verslo. Įsivaizduoja čia ir auka, ir revoliucija, ir, reiškia, ir perteklius, ir reiškia, įsivaizduoja, jeigu tu atsisakai klajot paskui tuos gyvūnus, kuriuos tu valgai, reiškia, tu kiek visko atsisakai. Reiškia, domestifikuotas gyvūnas netampa domestifikuotu per metus. Jo, būtų labai sunku kažką. Tai čia yra toksai apsisprendimas aiškus. Reiškia, kaip ir tas sportininkų talent pūlas, mes turim didelę kiekybę kažkokios prasmės ir mes ją suspaudžiam į naują kokybę. Sėslus gyvenimas, mažas miestas, čia Talgujukas vis tiek yra mažas miestas, Eopolis, bet ten kažkokių centrų, sakytume kaimas ir panašiai, bet sėslus gyvenimas, atsiranda sėslus verslai, atsiranda šiukšlių rūšiavimas, netgi toks dalykas, nes archeologai ten šiukšlės vertingi yra dalykai ir įsivaizduok, ta prasme, visas šitas epizodas, tas apsisprendimas nulėmė netgi taip prieš 9000 maždaug metų įvykęs, nulėmė tai, kad mes visiškai kitokį pasirenkam gyvenimo būdą. Reiškia, nuo gamtos ritmo sekiojimo mes išeinam iš gamtos ir tampam šiek tiek virš jos. Tai čia gimsta žmogus, reiškia, Adomas kažkur Turkijos teritorijoje, jeigu taip žiūrėt kultūriškai. Tai čia yra tas dalykas, kad pats mažas miestas buvo kaip tokių įtampų perteklius, kaip reikia būti. Ne ką aš valgysiu, be žmogų jau yra svarbu, nes tai irgi be abejo yra baisiai svarbu, bet kaip reikia būti, to supratimo perteklius. Įsivaizduok, tu būni vienaip, neturi patirties kažkaip, nepasimokys, nesakysi, kad perimu know-how ir pradedi gyventi sėsliai. Subtilus momentas, subtilus, bet tai yra tiek evoliucinis lūžis, tiek tam tikra prasme. Tam tikra prasme tas kodas, reiškia, kur link mažas miestas. Ir čia Talgujuko visuomenė buvo labai įdomi, gal čia nesiplėsim, jos gyvenimo būdas nebūtų priimtinas mūsų dabartiniai pasaulyje žiūrai, bet jinai buvo visiškai besmurtė, labai ritualizuota, bet dabar užteks tam kartui pasakyti, kad visiškai besmurtinė aplinka. Sunkiai įsivaizduojama tokia. Ypatingai žiūrint, kad kai kuriuose miestuose, vakaruose, kur ten knife crime yra kaip atskiras, čia tiek to. Atskiras perteklius. Atskiras perteklius peilių, kad Londone visi nešiuojasi peilį, nes bijo, kad juos su peiliu papjaus kažkas. Ir ta baimė yra pagrista, bet kadangi tu jau nešiesi peilį, tai ir pats tampi grėsmė. Tai mažas miestas kaip perteklius, metafizinių daugiau savybių, kurios man visgi yra reikalingos. Žinai, turbūt mažame mieste yra lengviau jausti ir ryšių perteklių. Čia kaip ryšių vienas su kitu, žmogaus su žmogum. Ryšio stiprumo. Ryšio stiprumo tokį. Tik šiuolaikinės ekonomikos terminais kalbantas ryšio stiprumas, jis gali tau būti ekonominių požiūrių nenaudingas. Tai mes čia kaip kalbėjom praeitą kartą, kad miestai dideli yra gerai, nes aš galiu užmegzti daug tokių kvazi tvarių, pusiau tvarių, ne iki galo tvarių kontaktų, kurie yra man naudingi. Jie yra netvirti, netvarūs, lankstus labai, bet man galbūt naudingi. Tai kai mes šitą išspręsim, tampraus santykio naudingumo ir to nenaudingumo problemą, mažas miestas pasidarys gera vieta apskritai gyventi ir ekonomiškai, nes mes ekonominių gerybių irgi neatmetam, nes tie žmonės, tie pirmieji gyventojai dabartinės Turkijos teritorijai,
jie sukūrė žemdirbystę. Nu, ne tik jie, paskui, aišku, ten, jeigu taip žiūrėt, aišku, ne kažkokia pamoka ar paskaita, bet visam tam aplink pusiaują šitie dalykai jau pradėjo kurti simultaniškai. Bet mes būtent paimam šitą dalyką, nes čia buvo nuspręsta labai tiksliai iš medžiotojo tapt sedentary lifestyle. Mes jų netmetam dar ir dėl to, kad ir mums patiems jų reikia. Mėgstam naudimo. Už tai paspauskit like, paspauskit subscribe ir mes galbūt ateityje galėsim parduoti reklamą, pasidėčiau kokio gėrimo. Mes mielai priimsime jūsų laikų perteklių. Laikų perteklių. Gal netgi surinksim ir 10. Kas ten gali žinoti. Geras dar dalykas yra tas, iš tikrųjų, su mažais miestais, žmogui ne visiems tinka, mes buvom susilaukę komentaro, jau antrą laidą apie vieną, kaip brangus mūsų komentarai, vat matot, mažas miestas, mažesnė ta socialinė įvairovė, ir vienas komentaras tiek ilgai gali gyventi, nes jeigu būtų didelė tinklalaidė, tai gal tai net nepastebėtum, bet kaip sakyta, kad to privatumo trūkumas ir panašiai, bet mes kaip šnekėjom, privatumas, anonimiškumas praeitą laidą, tai čia kaip kam iš tikrųjų, nes tikrai yra, mes nesakom, kad didelis miestas turi išnykti ir uždraus tokį dalyką. Tik tai aš manau, kad jis tiesiog bus labai nepatogus ateityje ir jau dabar darosi nepatogu. Daugeliu aspektų, sakykime, ne visur, kažkur tą didelį miestą galima suvaldyti, bet, kažin ar tos valdymo priemonės patiks mum, kai jos bus, tokios ne visai tik pasirinkimas. Bet čia gal dar kitos pamokos, paskaitos ar tinklalaidės tema. Tai va, o šiaip labai yra, mes buvom jau padengę tą dalyką, bet žmogus savim gali užpildyti daugiau erdvės. Reiškia, yra daugiau erdvės ir jeigu aš apgyvendinu būtent, atviros erdvės ir užstatytos erdvės ir aš, ta prasme, apgyvendinu jos daugiau, mano gyvenamoji aplinka yra, kad ir mažesnė, bet tada, reiškia, jeigu jinai man visko joje pakanka, aš čia užimu daugiau erdvės, reiškia, aš turiu didesnę erdvę, ne ta prasme, kad man čia yra neužstatyti ir aš galiu ten, sakykime, būt gamtoje ir panašiai, ir tas dalykas svarbu, bet aš užimu kaip toks daugiau erdvės, aš esu svarbesnis, tai čia toks pirmykštės bendruomenės dalykas, nes, pirmykštis žmogus, sakykime, mane tas medžiotojas, rankiotojas gyvenantis gamtoje, jis viską taip gerai žinodavo, kad jisai užimdavo visą pasaulį, reiškia, įimdavo į save, tai reiškia, mes einam link to ir iš tikrųjų dirbtinis intelektas. Pasaulio buvo mažiau. Ne, tai pasaulio buvo mažiau, bet ne, tai tau tai nėra svarbu, jeigu tu jame visame, tu jį apgyvenęs, viską, ko tau reikia, jeigu tai tau yra visas pasaulis, čia yra percepcija, yra gilesnė percepcija. Tai ką matau, tas ir yra iš tikrųjų, nes, mokslas sako, jeigu tu nematytum kosmoso, jis tau neegzistuotų, tai čia tas toks dalykas. Aišku, reikia į tai žiūrėti subtiliai, nereikia tai priimti, ta prasme, kad jeigu dabar matysiu tik Šiluvą, tai reiškia, New York'e vykstantis procesai manęs neliečia. Mes ne tą sakom, mes čia visiškai ką kita, bet mūsų žodžius reikia taip pat vertinti subtiliai ir netgi su kritika iš tikrųjų, ką mes čia sakom. Bet erdvės užpildymas jis yra svarbus dalykas ir mes norim užpildyti erdvę. Tai yra žmogus, bet mes gal vėliau pašnekėsim, bet pats žmogus kaip asmuo jis yra intelekto, psichologinės tos visos struktūros esančios viduje žmoguje, emocijų ir netgi metafizinis perteklius. Mes patys savaime esam perteklius tam, kad mes čia gyventume žemėje, nereikalingi jis yra nei tas mūsų toks intelektas aukštas, lyginant su gyvūnais yra visiškai absoliučiai nereikalinga ir net žalinga, tai čia sakykim. Tai ką dabar mes dar galime aptarti? Galbūt apie kokias nors mokslinės teorijas vienokias ar kitokias, kad ne patys čia sugalvojame tą perteklių. Ne visai patys. Ne, tai mes, kaip pasakyti, perteklius visą laiką mane domino kaip kultūros paveldo srities mokslininką, nes realiai visą laiką kažkas atsiranda, vis tiek ir iš to materialaus ir idėjinio pertekliaus, nes pertekliaus iš to, talent pūlo, iš to, ką mes galim kažką sukurti, nes, iš principo, kad atsirastų kažkas labai gera, turi būti tas šaltinis, iš ko paėmė irgi gausus. Ir tik tai, aišku, nereikia irgi visai tiesiogiai suprast, kartais labai kažkas gera atsiranda iš tokių skaudžių dalykų, iš sunkumų ir panašiai, bet reiškia, kaip jie sukatalizuoja tuos visus vidinius bendruomenės, tautos, civilizacijos modelius, tai reiškia jau pasidaro toks perviršis ir kai jisai išsiveržia kažkokiais gražiais kūriniais meno, paveldo, kuriuos mes dabar labai norim saugoti ir nebeleisti jiem būti tais šaltiniais kūrybos.
Bet gerai, perteklius vis tiek labiausiai asocijuojasi su kiekybė, o kiekybė asocijuojasi su ekonomika vienai per kitaip, kur daug. Jo, ir man tokia labai įdomi ir absurdiška teorija, kurią norėtųsi gal skir kokias 5 minutės, iš tikrųjų Giorgio Bataille, tokio prancūzų filosofo, galima sakyti, ekonomikos filosofo, tokio pakankamai mistiko, tokios kairiosios mokyklos atstovo mintys, tai jisai gyveno, jis kūrė 20 amžiaus, tokia daugiau pirmoji pusėj, gimė 1897 metais, mirė 1962 metais ir jisai, priėjo tokios išvados, tai iš tikrųjų skamba kaip absurdas, bet tam tikros tiesos, kaip kad, sustojęs laikrodis rodo 2 kartus labai teisingai tą laiką, jisai sugeba būtent tą laiką labai teisingai parodyti. Žinai, kodėl sustojęs, nes jisai tą laiką parodo kaip tokį baigtinį. Supranti, nes teisingai einantis laikrodis tą laiką parodo tik tai tuo laiku, o blogai einantis laikrodis tą laiką įlaikina, amžinybę ir dar 2 kartus, tai čia įsivaizduoju kokia metafizinio dydžio realybė. Tai tas mūsų mokslininkas Bataille labai įdomiai kalba apie švaistymo fenomeną, kad, reiškia, žmogus, kad turėtų 2 dalykus. Viena, platesnį, išsaugotų savo kažkokią tai civilizaciją, nors civilizacija kaip ir niekina, bet sakykime, mes šitaip supaprastintai kalbam. Ir antra, kad ji būtų visiškai suverenus savo paties atžvilgiu, reiškia, galėtų daryti, ką nori ir nebūtų priklausomas nuo, pavyzdžiui, ateities laiko impozicijų. Jis kažką sukaupto turi būtinai iššvaistyti ir panaudoti kuo labiau įmanoma nenaudingai, kad tai neneštų jokios absoliučiai utilitarinės vertės. Pakankamai sunkiai jam sekėsi išspręsti tą problemą, kad visgi, kad galėtum taip kažką iššvaistytų, vis tiek pirmiausia turi sukaupti. Tai jisai sakė, kad taip, tada ta ekonomika, kurią ir dabar mes gyvenam, jinai turi vis tiek būti, bet jos tikslas būtų ne jos pačios pagerinimas, ne investavimas į kažkokią ateitį, ar progresas toks kaip per senų, progresas kaip progresas, bet iššvaistymo tas trumpas periodas. Reiškia, kai aš kažką turiu, aš iššvaistau, aš tada esu suverenus. Tai labai trumpa akimirka, palyginant su mūsų gyvenimu, jinai tokia, trunka vos akimirksnė, Nes iššvaistyti labai lengva. Labai lengva, bet tai yra tas mūsų būties epogėjus, tas mūsų tikrai laisvo individo reiškia, manifestas, būtent iššvaistymas. Kita vertus, tai tikriausiai yra absurdas, bet, ir netgi marksistai, prancūzai, jo amžininkai, sakykime, šito žmogaus Giorgio Batailles, jie, labai skeptiškai žiūrėjo, nes, jiem visų pirma atrodė, kad, jeigu kažkas yra sukaupta, tai turėtų būti panaudota ten kovai su klasių, kovoms, išnaudojimui ir panašių dalykų. Bet jis turi tokią mintį, jisai sakė, kad jeigu civilizacija neprašvaisto turto, reiškia, jinai anksčiau ar vėliau žlunga, nes tas švaistymas ir išleidimas greitas, išlaidavimas greitas, jisai vis tiek yra būdingas ir jis tada įsiskverbia mitologiškai į žmogų ir veikia netgi nevalingai jo, nes tada, kai žmogus pats išvaisto, tai jis yra suverenus. Bet jeigu jis nešvaistys, jis vis tiek išvaistys tik nesuvereniai. Tai reiškia, civilizacija ištinka kažkokie kolapsai, kurie pareikalauja taisymui visokiausių išteklių. Dažniausiai tai būna karai, nuosmukiai ir panašiai. Ir čia tas yra teisybės toks turimas dalykas, nes tas utilitarinis perteklius, tik tai to siekis, jisai, progresas ne visai gali būti begalinis. Bet godumas gali. Godumas gali, bet dažniausiai, kiek mes matėm įvairiausių imperijų, kurios atrodė, kad neįmanoma, kad galėtų žlugti, bet labai greitai ir labai netikėtom aplinkybėm žlugdavo. Ten, pavyzdžiui, kokia nors Mogulo imperija, kai, tokia turkų dinastija, turkų žmonių dinastija valdė Indiją apie 200 metų ir jie labai staigiai žlugo, kai British East India Company pradėjo savo veiklą, netgi ne valstybė, bet privati kompanija. Jiems, reiškia, reikėjo tai civilizacijai, Mogulo imperijai ginklų vakarietiškų, tai jie suteikė teisės
prekiauti, žinai, tai British East India kompanijai, o paskui gavosi taip, kad įsigalėję tie privatus, reiškiasi, kapitalas pradėjo samdyti, galutinai užėmė naują idėlį, reiškiasi, ir tą sultoną, reiškiasi, pagrindinį padarė tik tai to dėlio valdytojų, reiškiasi, taip atrodė, negalėjo ta civilizacija žlugti, nes buvo labai aiški struktūra, hierarchija, taisyklės. Tai va toks įdomus dalykas. Bet aš sakyčiau, jeigu grįžtant prie Džordžo Batajas ir šito viso švaistimo, aš manyčiau, kad čia toks biški vogimas iš krikščionybės ir judaizmo mąstymų. Kodėl? Ką jisai daro. Nes iš tikrųjų, vis tiek tiek krikščioniška, tiek, manau, gal ir žydiška teologija, apie žydišką mes mažiau esam susipažinę tikriausiai, daugiau krikščioniška, bet, sakykime, yra, perteklius kaip toks kaip krikščionim yra geras dalykas, nes, pats Dievo atributas yra perteklius. Ir tam, kad būtų žmogus, sakykime, žydai turi tokį, mes turim pasakymą tokį kaip kenozė, tai Dievo tapimas žmogum, susimažinimas iš žmogaus, reiškia, kad tu susimažintum iki žmogaus, reiškia, būtų daug didesnis, tam tikrą prasme pertekliškas, žydai turi tokį gražų žodį cimcum, kur irgi reiškia, kad atsirastų kūrinyje, Dievas turėjo padaryti vietos, reiškia. Kaip įdomu, iš tikrųjų, Dievas beribis, be ribų, kaip sakoma, vienas iš Dievo žydiškų apibūdinimų yra Ein Sof, be ribų, bet labai įdomus tas dalykas, kad padaryti vietos, Dievui biški nebūti toj vietoj, kad būtų, reiškia, žmogus tam tarpelį. Ir tai, žinai, kaip įdomu, Dievas jau yra pertekliškas ir jisai sukuria dar papildomą perteklių, nes tas Dievo nebuvimo ta erdvė, kuri iš tikrųjų esame mes, kūrinyje, visata ir panašiai, jinai irgi yra perteklius. Įsivaizduoja toks dvigubas, žinai, 2 kvadratu apskliausta ir dar pakelta kvadratu. Perteklius. Taip, tai čia yra toks labai įdomus dalykas ir paskui iš tikrųjų dauguma metafizikų, pavardžių gal jau nebeminėsim, iš tikrųjų, bet iki 21 amžiaus, iki dabar, filosofiniai tekstai tokie eina, jau apie gal ir 2000 metų, sakykime, gal net ir seniau, kad pati žmogaus būtis yra, kaip mes pradėjom šnekėti, kad tai nėra būtina. Ir tai yra, tam tikras prasme perteklius. Ir kad žmogus tai yra visiškas perteklius, nes mes čia dar neseniai ką tik tai pabrėžėm, kad mums nereikia nei čia tokio intelekto, geriau vietoj to intelekto mes būtume kažkokie biški stipresni fiziškai, turėtume kailį, nereiktų galvoti, nereiktų rūbų, nereiktų šildymo, kuris brangiai kainuoja ir panašiai. Tai čia, kaip pasakyti, dėl to, kad turim tokį pakankamai stiprų intelektą, tai reikėjo ir tą kailį numesti kažkaip. Rega geresnė turėtų būti dar nepadaryti. Irgi. Tai čia tas toksai yra dalykas ir mums nereikia tiek ir emocijų jaustos įvairovės, tai praturtina, bet ir apsunkina. Tai visi šitie dalykai ir galiausiai mūsų tas vis tiek, žmonės visokie būna, agnostikai, ateistai, materializmo, bet tas metafizinis pradas, tas siekis kažko biški pažvelgti, už to horizonto, už įvykių horizonto, pamatyti kažką šiek tiek daugiau negu tik tai tas materialus, kur mes esam savo, taip, materialiam pasaulyje mes esam pertekliški, bet į metafiziką pažvelgti kaip ir galim tik tai, taip teoriškai, kaip mes čia bandom pažvelgti, dažnai be atsakymų kažkokių, kiekvienas turi tą tokį norą pažiūrėti, sužinoti bent jau kas yra numirus, daug kas tiki, kad nieko nėra. Bet... Kokia gyvenimo prasmė? Tai dabartis, šitas, čia kaip pasakyti, čia ta gyvenimo prasmė. Bet visi nori pasižiūrėti į kažką biški gilesnio, kažką daugiau, reiškia. Kartais net ir materialų dalyką, bet iš jo padarai tokį biški, kad ir stabuką. Ir tai net nėra blogai, nes, bandai, jeigu nežinai, tai bandai kurt prasmę. Tai čia yra toks pertekliškas dalykas, su kuriuos ir geras, ir našta, ir palaiminimas tuo pat metu, tokia kaip kvantinė superpozicija. Ne viena iš dviejų priešingų reikšmių, bet abijos vienu metu. Tai persmelkia žmogų pakankamai, reiškia, stipriai. Tai mes dabar kažkaip taip ir nuėjom nuo mažo miesto prie tokio psichologinių, dvasinių dalykų nagrinėjimo, bet mes ir sakom iš principo, kad
mažas miestas, jisai dėl savo tokio meditatyvumo, dėl ramybės gal tokio pertekliaus, dėl tų funkcijų mažesnės įvairovės, perteklinių funkcijų nebuvimo, gal atsakykim taip, jisai galbūt yra geresnė vieta mąstymui iš tikrųjų, nes pats mąstymas daug dalykų yra sukūręs. Irgi yra perteklius. Yra būties perteklių, toksai, jis irgi nebūtų. Gerai, Kastyti, bet kur šitoje vietoje mes turime tytuvėnus, nuo kurių pradėjome? Aš kažkaip visą laiką, sakykime, kadangi mes gyvenam Šiluvoje ir tas Šiluvoje galima, pas mus yra ekskursija, kaip pasakyti, atvažiuoti, ikonografiją Šiluvos bažnyčios, apžiūrėti po koplyčią, pasivaikščioti. Aš kartais papasakoju žmonėm, kai turiu laiko nuo darbų ir suderinama. Ir man tos visos interjerai arba meno kūriniai, kurių tikslas nėra tas utilitarus, kažkokia funkcija dėl kažkokio utilitaraus tikslo, bet sakraliniai objektai ir juose esantis pasakojimai, tai tos būtent ikonografinės programos, man jau savotiškai yra toks perteklius, sakykime, kuris, galima būtų, sakyti, kodėl tas turtas, tas darbas buvo galima panaudoti kažkam prasmingesniam, bet čia ir Judas taip šnekėjo, sakė, kad kam tą aliejų čia lieti, kai buvo galima... Tiek vargšų pamaitinti. Bet Jėzus irgi negailestingai šitoje vietoje ir labai teisingai pasakė, kad vargšų visą laiką bus, reiškiasi, tai stipri vieta. Bet Tytuvėnuose man irgi nueiti į bažnyčią, sakykime, sužavitas toks, gali pamatyti, kas yra barokinio meno supratimas apie, reiškia, kūrinijos santykį su Dievu ir kaip tai atsiskleidžia tam tokiam dekoro, netgi sakytume, perteklių, turim tokį vėlyvą į baroką. Aišku, vieni autoriai ten jau turi įgyję to tokio klasicistinių tokių bruožų, patys pirmieji, bet jeigu mes imtume bendrą vaizdą, tai mes matom tiek tos prasmės, reiškia, perteklių tokį labai gražų, tiek mes matom dekoratyvumą tą tokį ir dar toks jisai, jeigu pavyzdžiui Šiluvos baziliką mes užeinam, čia šiek tiek nukrypstu, bet Šiluvos baziliką, jeigu mes užeinam, tai mes matom tokį vertikalumą, į aukštyn viskas eina, tai čia mes matom tokį, horizontalumą, tokį, čia jau Dievas labai priartėjęs prie žmogaus, sakykime. Žinai, turbūt įprasta yra sakyti, kad turbūt gali nežinoti Tytuvėnų kaip miestelio, bet Tytuvėnų tą bažnyčios ansamblį kažkur viena ausim daug kas Lietuvoje būtų girdėję vienaip ar kitaip, kaip tokio baroko kažkokį tai perliuką. Didelį perliuką, didisą perlą. Ir, tikrai tas interjeras daro įspūdį ir jo reikšmė, labai gražiai atsiskleidžia, kai žinai, kas ten pavaizduota. Gal čia mes turim dar šiek tiek laiko, kad galėtume šiek tiek papasakoti ir būtent ir tokį savo alternatyvios istorijos, gal biškį supratimą. Nes, aš taip žiūriu, labai gražiai atsiskleidžia iš tikrųjų, jeigu atvažiuoja į Šiluvą, į bažnyčią, mes matom, kad svarbu eiti ir į mišias, iš tikrųjų, čia ne tik tai ikonografinė programa, bet, sakykime, jeigu kartais tikėjimo pagilinimui ir tų žinių pagilinimui apie ankstyvąją bažnyčią, Senojo testamento bažnyčią ir bažnyčią po apreiškimo, tai abu objektus sugretinus taip greta, pradžiai atvažiuoti į Šiluvą, paskui Tytuvėnus, nesvarbu, net jeigu esate iš Šiaulių, pirmiausia ekskursija Šiluvoje, tada Tytuvėnuose, labai gražiai susidėlioja tas toksai bendras vaizdas žmogaus paskirties gyvenime. Ir mes šiek tiek paliekam perteklių, bet nuo jo nenusigrėžim, nes mes neturim suvokti tik tai to dekoratyvumo perteklius. Bet jeigu žvelgiant dar į Tytuvėnus, tai Tytuvėnuose labai gražiai yra taip pat pavaizduotas, Tytuvėnų bažnyčios titulas yra Mergelės Marijos angelų karalienės titulas, labai gražus dalykas. Tipinis, nes čia yra Bernardinų arba Pranciškonų observantų, reiškiasi, vienuolyno bažnyčia. Ir čia mes matom tokį žmogaus paskirties Dievo išganimo plane, savo istorijoje ir santykio tarp Dievo ir žmogaus, santykio tarp žmogaus ir žmogaus tokį plačią esmę, kiek daug žmogus gali nueiti ir kaip žmogus, sakykime,
istorijos bėgyje per 1000 netgi metų, sakykime, patobulėja, kad žmogaus kelionė nėra tik tai, kad aš dabar čia gyvenu, gimiau ir mirsiu, bet aš dalyvauju tame, kas bus dar ir po 1000 metų ir panašiai ir taip toliau. Tai jeigu mes atvykstam į Šiluvą ir mes matom kartais dar labai netobulą žmogų, Šventą Petrą labai ten tai pavaizduotas tokiais pačiam pagrindiniam altoriuje, ne? Taip. Tai, kuris matė Jėzaus stebuklus ir ten ir išsigynė Jėzus ir panašiai, tai kai mes atvažiuojam į Tytuvėnus, pagrindinis altorius, Marija, angelų karalienė, įsivaizduokit, žmogus aukščiau už angelą šiuo atveju ir mes matom 4 šventuosius pagrindiniam altoriui, kurie Jėzaus fiziškai nei matė, nei, sakykime, galėjo matyti, bet turėjo dar net gal geresnį, gilesnį, išsamesnį santykį negu tie žmonės, kurie jį matė, kurie yra vaizduojami dažnai Šiluvos bazilikoje, kur ten tokių prieštaravimų yra visokiausių, kur žmogus kas tie 4 šiek tiek bando Dievą, reiškiasi, tai mes matom 4 žmonės, kurie Dievo nebando, tai 4 šventieji, tai 2 labai įdomios poros, amžininkų poros, tai yra, jeigu taip žiūrėt dabar, kaip mes čia žiūrėsim, nes rodysim žiūrovui, tai jeigu žiūrovui iš kairės bus Šventas Bernardas, tai jisai toks laiko Jėzaus, Jėzaus tas IHS raidės, reiškia, kurios reiškia arba Jėzus graikiškai, lotyniškai reiškia Jėzus žmonijos gelbėtojas, kaip ir Jėzaus vartas yra Jahve gelbsti, čia kaip viskas gražu, reiškia ir hebrajų, ir graikų, ir lotynų kalbos susiduriam. Sauliai tokioj, jis čia labai svarbu, nes observantai buvo ir apskritai pranciškonai kaip ir serafiškas. Serafimai tai aukščiausias angelų rangas, ne, ir reiškia tas degantis meilė Jėzui, reiškia kaip aukščiausi angelai, ne. O kitoj pusėje, reiškia pačioj dešinėje yra Jonas Kapestranas, tai jie yra amžininkai, reiškia kalbama apie 15 amžių, iš dalies 14 amžiaus pačią pabaigą ir toks labai įdomus šventasis. Tai Šventas Bernardas, kuris reformavo pranciškonus. Reiškia, įsivaizduokit, interjere turim didelį perteklių, čia yra Bernardinų vienuolynas, o Bernardas buvo tas, kuris gynė Pranciškaus, reiškia, tą visiško neturto, visiško neturto, ne tai kad dogma, bet taisyklės, tai už tai yra observantai, kurie paklūsta, reiškia, pirminiai taisyklė, kad negali apskritai vienuolis turėti jokio turto. Tai įsivaizduot, vienuoliai jokio turto neturi, bet bažnyčios, tas liepsnojantis, tas barokas, gal neteisingas terminas menotyriškai, bet žiūrovai, manau, supranta visą šitą dalyką liepsnojantis barokas. Ir Jonas Kapestranas, kuris užsidegė. Nes turtas sudėtas ten, kur... Taip, jisai yra, tam tikrą prasme, čia mes su tuo prancūzu matom, apie kurį šnekėjom, apie tą švaistimą, turi tą tokį niuansą, nes tu sudedi į tai, kas iš esmės nenaudinga, neutilitaru, nes, sakykime, bet tai tam tikrą prasme turėtų padėti krauti lobį dangui. Tu apmastai švento rašto slėpinius. Tai reiškia, ir to pačiu nepasilieki visko tik savo. Dėl to, kad vis tiek turtas yra sudėtas ten, kur daug akių matys. Taip, ir čia yra tas pranokstamumas būtent to tokio labai materialaus batajas požiūrio, kad turi iššvaistyti visiškai niekam nenaudingam. Čia reiškia vienuolynas, vienuolis ar ordinas ar bažnyčia turi aukštesnį tikslą. Žmogus turi perskaityti tą visą, kodėl čia tie 4 šventieji, kol kas mes apsistojom tik su pirmu ir nežinau, ar bespėsime iki kitų prieit, bet ta prasme, tu perskaitai šitą, reiškia, žinutę ir tas perskaitimas turi žmogui pasitarnauti. Arba čia kurt kažką irgi ir kaupt tą vadinamą irgi lobį danguje. Tai reiškia, jeigu mes sugretinam tą bernardinišką arba pranciškonų observantų požiūrį, kurį randam Tytuvėnuose, maža mieste iš tikrųjų, netgi su tuo tokiu šiek tiek 20 amžiaus tokiu kairuolišką mintim kraštutinė, reguliaria. Mes matom, kad kalbėdami apie žmogų, kad kartais žmogus mes įkalinam į tokį save tokį limitą ir dažnai mums nepavyksta kaip civilizacijom, nes įvairių būtų civilizacijų jo peržengti. Viena vertus mes sugebam sukaupti to turto, ir materialaus, ir žinių, ir reiškia
įgūdžių įvairiausių, bet dažnai tas gerumas, tas perteklius, tas patogumas dažnai nužudo civilizaciją. Tai buvo Romos imperija ir va tai pačiai Mogulo imperijai ir tikriausiai ir mes dabar einam šituo keliu pramintų, nors tikrai materialiu požiūriu, tikrai labai aukštai esam, bet, aš kažkaip žiūriu, nenoriu čia nieko liūdinti per daug, bet... Grįžkim prie ateitį. Taip. Ir kita vertus mes tas sukuriam ir nebegalim transcenduoti, arba mes tada tai išvaistom kažkokiam, kaip tas prancūzas dėja sako, karam ar kažkokiam kolapsas atsitinka ir tas turtas mūsų kažkaip dingsta, jo nebelieka ir mes negalim šioje žemėje sukaupto, reiškia, įgūdžių, žinių, to viso paketo kažkaip transformuoti kažką tikrai mus atmainančią. Be, sakykim, to baroko meno, be tos gilesnės prasmės sukūrimo tarptų skirtingų figūrėlių, kurios veikia Senajam testamente, kurios veikia Jėzaus laikais, kurios veikia po Jėzaus ir veikia. Mes kol kas nelabai ką protingesnio sugalvojom, kaip tuos pasiektą tokią, kad žmogus aš apmastau kažką ir aš keičiuosi. Bet ta prasme keičiuosi kokybiškai. Metanoja mane ištinka, visiška pervarta, reiškia, asmenybės. Tai yra tam tikras tikslas, mes galbūt čia ir nepasieksim, bet tam tikrą prasme, kaip labai blogai su ta materialistinėm visom teorijom, komunizmas, tai ar tas Batajas, ta teorija, tai yra tas, kad mes ir nebebandom to daryti. Nes mes sakom, tai tada išvaistykim, tai išdalinkim vargšam, tai... Palauk, bet tu manai sako visai ką kitą. Mes tada tą perteklių, žmogiškai perteklių sudėjom į architektūrą, į galimybę kalbėti. Architektūra čia jau nesmė. Gerai, ikonografiją, į skulptūrą, į galimybę kalbėti per vaizdą, per meditaciją, per maldą. Jo, mes sudėjom į tokią meditaciją, mes sudėjom, kur sunku perskaityti, kur žino tik tai kažkas tarsi paslėpta, iš to neaišku, kas bus, bet, jeigu mes tai pradedam nagrinėti, tai turtas kažkoks, kurio aš neuždirbau ir kurį gaunu nemokamai ir tai man sukuria kažkokį perteklių. Ir tas grožis, dabar tie 4 šventieji, tai mes tik apie Bernardą šnekam, kad jisai atsisakai turto to bet kokio. Jo pora būtų kaip ir Jonas Kapestranas, reiškia, iš to... Toks šventasis, vėlgi, jeigu Bernardas, jie abu, reiškia, pranciškonai observantai, jis kaip ir Jonas Kapestranas, kaip ir Bernardo mokinys, bet jeigu Bernardas toks radikalus skurdas ir askezė ir meilė, tokia visiškai, tokia fanatiška Kristui, radikali meilė be kažkokių, tai Jonas Kapestranas yra veiklos žmogus ir, kaip Otomano imperija, turkai užėma Konstantinopolį, jie tuo nebaigė savo ekspansijos ir skverbėsi toliau į Balkanus ir iš tikrųjų toks mūšis įvyksta apie tais pačiais 1456 metus, labai didelė turkų kariuomenė ant bangos, reiškia galinga, Konstantinopolis ką tik kritęs, nors ten tuo metu, aišku, Konstantinopolis buvo jau belenkaip nusilpęs, bet ir mūšį jie pasistumė vėl toliau, nes, paskui Balkanų istorija pakankamai liūdna, bet mūšis prie Belgrado ir labai nedidelė kariuomenė, jungtinė katalikų ir ortodoksų kariuomenė, tai serbų apie 10 000 ir 10 000 Švento Jono Kapestrano surinktų iš Europos įvairiausių, tiesą sakant, kaimiečių, kaip pasakyti, neprofesionalių karių, bet tokių įtikintų, reiškia, politiškai įtikintų, gali daugiau negu 100 000 otomanų dydžio kariuomenė. Ir reiškia, po to, pats ten tas jų vienas iš tų ten kažkoks Mehmetas iš tų sultonų žūsta netgi tą mūšyje, tai įsivaizduok, net reiškia iki tokio lygio patirtas tas pralaimėjimas ir, ilgesniam laikui turkai turėjo savo planus į Europą veržimosi atidėti, labai stipriai patyrė pralaimėjimą prieš, ten tie serbai, kurie kovojo, tikriausiai buvo profesionalesni kariai, bet, katalikų pusė, kur surinkti, tokie jau atrodo beviltiški žmonės, reiškia, toks įdomus dalykas, reiškia, tas begalinis tikėjimas, kuris ir kuris mes kalbam apie perteklių, čia tokį kaip ir materialinį, daug šnekėjom, daug tam skiriam dėmesio, bet šitos dvi poros, šita ypatingai pora šneka, kad taip aš atsižadu, aš kuriu,
prisiimu tą serafimišką būtį, reiškia, angelišką. Ir už tai čia Marija yra angelų karalienė, nes būtent pranciškonai yra tas ordinas, būtent kurie ir legendinis Dunsas Scottas, kuris čia nėra vaizduojamas, bet jis buvo antepediume, tokiai lenteliai vaizduotas. Reiškia, būtent jie ir išpopuliarina ir, reiškia, kovoja už Marijos apskritai nekalto prasidėjimo dogmą. Reiškia, tai toks dalykas. Ir tas perteklius tada dvasiškai, ką mes randam Tytuvėnuose, tai mes nebešnekam apie žmogaus, kaip aš sakiau, mes kaip civilizacija. Siekiam, sukraunam kažką, paskui žiūrim, kad sukrovėm, kažkas gauna, ko neužsidirbęs ir ta civilizacija byra, tada kažkokie tamsus laikai, tada vėl iš naujo statai. Ir kada peržengsim? Taip, tos technologijos gerėja, bet mes kažin ar peržengsim. Bet čia žmogus sako, vienuoliai šiuo atveju iš ties sako, čia aš nežinau, tai veikia, tai neveikia, bet teorija yra tokia. Štai žmogus su limitais, bet žmogaus limitas būtų angelų karalių, reiškia, angelų karalienė. Ir kaip Šventas Paulius sako, kai paskutinio teismo dieną mes žmonės teisim angelus. Reiškia, kažkokiu būdu, kažkokioj plotmėj tas žmogus tą peržengia tą dalyką. Bet kaip ir Jėzus sako, turėtum tikėjimą kaip mažiuką tikėjimą, kaip garstyčios grūdelį, nors biškį tikėjimo lieptum kalnui, mestis į jūrą ir taip ir atsitiktų. Bet sako, tam žmogui taip atsitiktų. Reiškia, čia dar tokia sudėtinga tema, kur yra būtent stebėjimo momentas, kad jeigu aš sugebu stebėti betarpiškai realybę, man jinai ir kinta. Čia yra tam tikra transcendencijos galimybė, bet vėlgi labai sudėtinga, čia mes jau tokį teologiniai debatai prasideda ir kvantinė mechanika, kur tokie du skirtingi pasauliai, bet jie valdo mūsų mechaninę būtį ir už tai mes būdami šitoj mechaniniai būtį, kuri tokia aiškiai apibrėžta ir panašiai, mes kažko vis tiek ilgimės. Ir tada iš tarp 4 šventųjų mes paminėjome, tu paminėjai Šventą Bernardą ir Šventą Joną. Kapestraną. Taip. Ir tada dar turime Šventą Dominiką. Ir Šventą Pranciškų per vidurį, tai čia dažnai, nes Dominikas Dominikonų ordino įkūrėjas, o Šventas Pranciškus, aišku, Pranciškonų svarbiausias šventasis, labai skirtingi, bet abu, reiškia, dar tam būsim antepediume yra vaizduojami, reiškia, apsikabinę, tai labai dažna scena vaizduoti juos apsinti, tai yra dvasinė 2 ordinų kaip ir brolystė, reiškia, yra klajojančių ordinų, valkataujančių tokių, vieni daugiau remiasi tuo tokiu proto, šviesa, kiti, reiškia, tą tokį tikėjimo ugnim. Tai va čia toks dalykas, bet čia jau tokie geriau žinomesni. Šiaip, jeigu taip apibendrint, jau vis tiek mums tikriausiai laikas. Tytuvėnam reikėtų atskiros laidos, Tytuvėnų ikonografijai. Tačiau lygiai taip pat svarbu paminėti tą perteklių, nes dar kitokioj šviesoj, trumpam, čia tik tai akimirkai, apie perteklių, kuomet tiek Šiluva, tiek Tytuvėnai yra viena šalia kito. Ir tokios 2 tikrai svarbios šventovės, kurias skiria vos 8 kilometrai. Ir atrodo, kaip viena šalia kitos ar ne per daug. Ir tuo pačiu, kur tas pats jėzuitas Tomas Podgaiskis manoma, kad tikrai žinoma, kad kūrė Šiluvoje ir manoma, kad tuo pat metu jisai dar kūrė ir Tytuvėnuose ikonografinę programą irgi. Tai gaunas toks atrodo, kam į vieną vietą sudėti, vos ne į vieną vietą, sudėti tiek daug. Ir aišku, ta vieta jinai tikėtina turėjo susprogti, pražysti. Tiesiog, nežinau, tas jos perteklius turėjo išputoti šalis, bet... Taip, tai čia galbūt netgi galima būtų dar ir gal antrą laidelę pasakyti, bet dabar dar labai norisi pasakyti iš tikrųjų pačiai pabaigai tiek, kad iš tikrųjų Tytuvėnų vienuolyno ansamblio perstatymas baigtas 1780 metais, dar kai kurie darbai biški ir vėliau daryti, bet iš principo va šitas dalykas Šiluvos bazilika konsekruota 1786 metais po 6 metų su tuo įspūdingu interjeru, bet tas konsekravimas tai buvo ne tik tai, kad, įspūdingas interjeras. Savaime jie vėlgi nieko nereiškia, bet paveikslas vainikuojamas
karūnomis, reiškia, kad pripažįstamas Šiluvoj to stebuklo apsireiškimo ir nuo apsireiškimo iki tada, iki 86 metų vykusių stebuklų tikrumas, reiškia, kad tai yra tikra šventovė, globali, visuotinė. Ir aš įsivaizduoju tokia šventoji ašis, reiškia, Tytuvėnai, Šiluva turėjo susprogti iš tikrųjų piligrimystėje, susprogti intelektualiniam gyvenime, nes vienuolynas, dar prisiminkim, kad Raseiniuose dominikonai, tai va pranciškonai su dominikonais apglebė Šiluvą iš tikrųjų ir čia tarp visko yra tik 30 km skirtumas, įsivaizduokit, netgi nepilnai 30 km, bet ką turim 1795 metus ir, reiškia, Lietuvos Lenkijos valstybės padalymą. Ir tam tikra ta geroji istorijos versija, ta gražioji, tas pertekliškumas ir galbūt netgi urbanistinis šitos šventosios ašies suklestėjimas dėja neįvyksta iš tikrųjų. Ir tas Jisai užmiega ir kažkaip mes turėtume žiūrėti iš tos, taip, vienuolyno nebėra, taip daug dalykų pasikeitė nuo to laiko, bet mes vis tiek turėtume žiūrėti ne tik tai istoriją, kuri buvo, bet ir istoriją, kuri galėjo būti, nes iš tikrųjų neišvengiamai esam žmonės, kurie, matom, gyvenam realybėj, jos esam kažkiek įkalinti, bet iš kitos pusės visą laiką planuojam, visą laiką šiek tiek peržengiam to, ką matom ribas. Kitaip tai yra mūsų pertekliškumas. Mes galim, sakykime, matyti daugiau, įsivaizduoti, kad galėtų būti kitaip. Ir aš sakyčiau, kad reikėtų prisirišti ne tai, ko neatsitiko, bet tai, kas tikrai galėjo atsitikti ir būtinai gali atsitikti ateityje, remiantis, reiškia, dėsningumais, kurie buvo praeityje. Taigi, jeigu norite pamatyti perteklių, pozityvų į perteklių, tai pirmiausia, mes rekomenduojame tikrai nepraeiti pro šalį, nepraeiti pro Tytuvėnų bažnyčią. Ir visą vienuolyno ansamblį, nes ten yra ir laiptai, ir kryžiaus naujoji Jeruzalė, viskas, žodžiu, Tytuvėnuos tam tikrai rekomenduojama. Pusę pasaulio telpa. Jeigu nedaugiau. Mes tikrai ten grįšim. O dabar laukime kitų laidų mūsų pasaulyje iš kaimo. Sudie.